Pats metas dabar būtų sugrįžti į Klaipėdą, pažiūrėti, ką ten mes krovėm. Praeitą savaitę, sekmadienį reikia prisiminti viską, kaip vyksta autoverslo sandėliuose. Tai pradedam nuo to, kad Navi grupė atveža konteinerį. Konteineris, aišku, kaip visada išmuitintas ir turim mes jame 4 automobilius. Tai tuoj mes pažiūrėsim, ką čia šį kartą mums pristatė šitas vairuotojas. Va, pirmas automobilis tai 24 metų Volkswagen Tiguan, kurį nupirkau aš per savo storius. Pardaviau per savo storius, nupirkau iš aukciono, pardaviau per savo storius, klientas įsirinko, nusipirko, priskyrėme jam bidauto.online šitą automobilį, jisai sumokėjo ir automobilis dabar jau Klaipėdoje jo. Šitas BMW irgi gali būti jūsų, jisai yra pardavime, jisai grįžęs į Klaipėdą, išmuitintas ir kaina, jeigu neklystu, pasidalinau, tai užeikit, pažiūrėkit istorius, tikrai pamatysit šitą BMW X3, jisai užsiveda, važiuoja, jau patikrinta, langas jau uždarytas, jisai buvo, viskas praardyta, labai daug dalių, tai būtinai pasižiūrėkit, pasiekit Instagramą, pamatysit jį pardavime. Ir 2018 metų BMW 440 Grand Coupe, kurį klientas nusipirko insurance aukcione iš Rail aikštelės, tai visas šitas konteineris atvyko pas mus iš Savanos terminalo. Va, tai Savanoje pakrovė šitą visą sąstatą mašinų ir jisai grįžo čia į Klaipėdą. Tai va, labai pigiai nupirko šitą BMW, dar prie jo grįšim ir pažiūrėkim sekančią mašiną. Tai retas daiktas mūsų eteryje, tai korejietiškas Hyundai Sonata. Jinai pas mus atvažiavo iš Kalifornijos į Savaną, iš Savanos į Klaipėdą ir dabar jau taip išvažiavo pas klientą į namus. Va, tai tokią ilgą kelionę apturėjo, automobilis, o matot, grįžo, labai nedideli jo pažeidimai ir už jį tikrai pigiai sumokėjo 20 metų. Va, tai BMW 440 pigiai nupirktas šiek tiek virš 5000, jeigu nesuklysiu, sumokėjo aukcione, tai labai gera kaina, kad ir nemažas tas mušimas, neatrodo jisai gražiai tas automobilis, bet kaina superinė. Va, tai aišku, dar atsistojo parvežimas, atsistojo transportas, atsistojo muitas, tai išlaidų buvo, bet kaina, kaip nupirkti aukcione už tokią kainą, labai retai pasitaiko. Hyundai Sonata buvo pirkta už 6000, aišku, irgi prisidėjo transportas, prisidėjo aukciono mokesčiai, transportas beje buvo labai tolimas iš Los Andželo, tai užtruko, kainavo, bet automobilis grįžo. Ir Tiguanas 24 metų, kaip jau ir sakiau, pardavėmės jį už $10,500, $10,500 ir išvažiavęs jau pas klientus namus. Ir paskutinė mašina, kurią norėjau parodyti, tai iš Teksaso grįžus, va taip, pilna detalių prikurta BMW X3, tai būtinai pasidalinsiu vėliau savo storiuose, pasižiūrėkit, kaina nurodyta, mašina jau Klaipėdoje.